Sveiki atvykę į Mistress Kutvelą. Esu Henrieta, plaukų stilistė. Savo profesijoje 17 metų. Tai aš esu labiau koloristė, tai labiau dirbu su dažymais. Dažymai, kurie po 5 valandas trunka ir ilgiau. Tai čia mano, čia yra meditacija. Nemėgstu greitų dažymų, mėgstu sunkius dažymus, ten, kur lengvi darbai, tai ne mano darbai. Aš manau, kad mūsų darbė iššūkių kiekvieną dieną yra iš tikrųjų, nes tai yra darbas, ne ant žmogaus galvos, ką tu tikrai matai ir tu negali padaryti bet kaip, nes jisai mato tą. Bent man taip atrodo, ir ypač moteriai, tai plaukai tai yra išvis pagrindas ir kaip kiekvieną dieną, taigi ateina žmogus ir tu kaip ir ruošiesi tam darbui, kaip ir iššūkis. Pradedant nuo plaukų ar nuo salono ar nuo kažko, tai man atrodo visuma turi būti nuo pačio salono. Nuo tai, kaip čia atėjom būtent Mistress Kutveloj, kad būtų žmonės jaustųsi kaip namuose. Nes klientai žino, kur kava, žino, kur vanduo. Ir ta prasme, tai jie patys tai pasidaro, tai nėra, kad tu apšokinėji jos. Gali ateiti su šuniukais, gali ateiti su katinais, vaikais, su viskuom pas mus, žodžiu, ir jaustis kaip namuose. Tai tą labai stengiasi, aišku, ir darbas. Negali išleisti belė kaip kliento. Tai, bet ateina tas laikas, kada tu nori klientą turėti tokį, suteikti jam visapusišką komfortą nuo muzikos, nuo aplinkos ir nuo paslaugos. Tai ar jiems tas patinka? Tai čia be mūsų profesijos, tai aš nežinau, nebūtų grožio. Kuo daugiau investuoji į save, į mokslus, tuo daugiau turi dirbti. Jo, pirmiausiai turi turėti gyslelę ir turi nesvarstyti, o aš manau, tie žmonės, kurie yra tikri profesionalai savo srity, kaip pas mus, koloristai, kirpėjai, stilistai visi, jie jau nuo mažens žino, kad jie to bus. Bet jeigu sako, tu, gal neblogai uždirba, tu eik čia, nieko nebus. Arba turi daug įdėti žinių darbo, arba dirbti kitą darbą, nes aš manau, tie žmonės turi gimti mūsų srity. O tie, kurie per prievartą, kurie galvoja, kad kažkas tai bus, kad daugiau užsidirbsiu, kaip ir sakiau, jeigu galvoja apie pinigus, pirmiausiai, tai nieko nebus. Kolega vyriškis sako, plastinių operacijų mes nedarom. Bet kada tu padarai kažkokią šukuoseną, kuri jam tinka, tai dar 100 kartų geriau už tą plastinę operaciją. Tai ką, dėkoju, kad aplankėt virtualiai, kviečiu užsukti gyvai.